Šiame video parodysiu, kaip užsiregistruoti komandos narį FM World Lietuva. Reiškia, pirmiausia, einame į fmgroup.lt oficialų Lietuvos tinklalapį, tada spaudžiame ant registraciją ir atsidaro naujas langas. Čia yra visos FM World Lietuva sąlygos, apačioje paspaudžiu mygtuką, sąlygas perskaičiau ir su jomis sutinku. Tada atsiranda naujas langas su paaiškinimu, kas yra vartotojas, kas yra gavėjas. Tai čia spaudžiame fizinis asmuo ir pasirinkti. Tvarkoj. Na ir čia atsiranda registracijos forma. Tai pirmoje vietoje rėmėjo numeris ir rėmėjo vardas pavardė, tai yra jūsų duomenys. Reiškia, čia įrašysite savo ID numerį 2190 ir taip toliau, ar koks jūsų ID, ir čia parašysite savo vardą ir pavardę. Rekomenduojančio asmens numeris ir rekomenduojančio asmens vardas pavardė, čia galite palikti tuščią arba dar kartą įrašyti savo duomenis. Toliau yra duomenis to žmogaus, kurį registruojate į savo komandą. Reiškia, startinės pakuotės kodas, jeigu tas žmogus nupirko startinę pakuotę iš jūsų, galite įrašyti kodą, bet to daryti nebūtina. Tada rašom to žmogaus vardą, pavardę, gimimo datą, tada adresą rašom, gatvė, namo numeris, pašto kodas. Jeigu pašto kodo žmogaus nežinote, galite per Google įvežti pašto kodai ir bus Lietuvos pašto tinklalapis, kur galite surasti bet kokį pašto kodą esantį Lietuvoje. Tada rašot vietovę. Antrą kartą čia nereikia rašyti adreso. Ir tada rašote žmogaus telefono numerį su plus 370 ir kaip matote, turi būti 3 skaičiukai, tarpas, 3 skaičiukai, tarpas, 3 skaičiukai ir panašiai. Reiškia, tokiu būdu turi tokiam formate būti, kitaip neleis jums įvesti to telefono numerio. Reiškia, parašot plus 370, tada tarpas, 3 skaičiukai, tarpas, 3 skaičiukai, tarpas, 2 skaičiukai. Ir tada įrašote to žmogaus elektroninio pašto adresą ir dar kartą pakartojate to elektroninio pašto adresą. Ir tada uždedate varneles čia visomis sąlygomis. Tai visur rašote taip, dedate varnelę, kur taip, taip. Tik tai vienintelis punktas, 6 punktas, kur dedate varnelę ne. Nes jeigu uždėsite varnelę ant 6 punkto taip, tas žmogus gaus gavėjo statusą ir tokiu būdu tas žmogus negalės registruoti naujų komandos narių po savimi, kas, aišku, yra labai nepatogu ir paskiau tam žmogui reikės keisti statusą ir taip toliau. Tai iš karto dedate čia varnelę ne ir tokiu būdu tas žmogus bus užregistruotas kaip vartotojas ir jis galės registruoti naujus žmonės po savimi. Ir viskas, spaudžiate užregistruok ir forma bus išsiųsta. Tada žmogus gaus aktyvacinę nuorodą į savo elektroninį paštą ir jisai turės užeiti į savo elektroninį paštą ir paspausti ant tos elektroninės nuorodos, aktyvacinės nuorodos, kad pabaigti registraciją. Ir kai jisai paspaus ant tos nuorodos, jisai gaus dar vieną elektroninį laišką iš kompanijos su savo ID numeriu ir slaptažodžiu, su kuriais jau galės registruoti pats žmonės ir įeiti į kompanijos tinklalapį, užsisakyti produktus ir panašiai.